Saugaus eismo pamokos visiems. Pagrindinės dviratininkų eismo taisyklės. Prieš važiuodamas dviračiu būtinai užsivilk ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais. Ant rankos ir kojos prisitvirtink po atšvaitą. Užsidėk ir užsisek dviratininko šalmą. Dviračio priekyje turi degti baltos, gale raudonos šviesos žibintas. Šonuose turi būti oranžinės spalvos atšvaitai. Važiuoti dviračiu gali tik dviračių takais arba dviračių juostomis. O kur jų nėra, važiuojamosios dalies kraštinė dešinė eismo juosta, kuo arčiau jos krašto. Tose vietose, kur eismą reguliuoja šviesoforas, paisyk jo signalų. Nori pasukti į kairę? Jei eismas intensyvus, nulipk nuo dviračio ir persivesk per pėsčiųjų perėją arba sankryžą. Perėję dviratininkas visada privalo persivesti dviratį, o ne važiuoti. Kelyje pasitaikė kliūtis? Įsitikink, kad saugu. Parodyk įspėjamąjį signalą. Apvažiuodamas kliūtį, nuo jos nutolk minimaliai. Įsitikinęs, kad kliūtis aplenkta ir yra saugu, parodyk įspėjamąjį signalą ir grįžk kuo arčiau dešiniojo krašto. Būkime saugūs kelyje.